Ką? O, po 4:20. Iš tikrųjų nemiegojau naktį, nes montavau video, bet nieko, nuotaikos geros, viskas liuks, laukiu takso, važiuoju pasiimti draugų. Ir šiandien pradedu kelionę į Sakartvelą, kur parodysim su draugais, parodysim, koks gali būti Sakartvelas, koks gali būti fainas gidas ir kaip galima gerai praleisti laiką. Žodžiu, pradėkim kelionę kartu. Atvykome į Vilniaus oro uostą. Tokį Rolls Royce tau grąžint. Gerai, jau visi keliauninkai susirinkom. Manau, mažiausiai blogai. Ir, žodžiu, traukiam dabar kelionės Maikėši. O kada jas reiks dėtis? Dabar. Dabar? Mes joms skrisim. Kad atrodytų kaip Davilės Bernų. Toks jausmas, kad iš savo lagamino išsitraukė savo Maikę, nes įprastai su tokiom ją ir matau. Gerai. Ir dar... Tiesiog žmogus. Galiu pasakyti, kad man liko gerti. Nu, visi pasipuošę. O, kažkaip parašyta, aš nelabai atsimenu. I'm not like other girls. Nu, pakakareko. Į lėktuvą važiuoju. Viso, ačiū. Hei. Atvykom ir biškį mėgau. Mes jau išėjom iš oro uosto, Mikeilą sutikom ir šokam į transportą mūsų. Kaip supratau, važiuosim link kalnų. Žiūrėk, karvės nudelį. Atvykom pirmą stotelę, Geronė Restaurant. Einam pasidarysim, kaip čia įsikūrė. Papa, kaip gražu čia. Gerai, žiūrėsim geriau, ką valgyti aš. Labai gerai. Aš jau galiu valgyti, ar jūs dar filmuojat? Valgyk. Čia Hadžiapūri? Čia yra Migrulis Kirtinė regionas, turi savo vienas, jo. Čia jų burga. Iškarpoje. Nu ką, jaunimas prisivalgė, pliusai išėjom. Kaip nori be maistas? Maistas gerai, be man. Aha, netgi zubus nusivalyti reikia. Kaip maistas? Uoga. Tai va, žodžiu, pasivalgiam. Normaliai statumas, ką? Greitai kyla. Bet dabar akmeną ant kito kalną užmest. Žiūrė, pačioj kalnų upė teka. Duok dėdį vieną. Palaikyk kalną, tai parodys. Duok dėdį Prigėrė vieną. ten to gėrimą, dabar jie laipė. O pačioj žmogui kokiam dabar bijim. Pamatėm gražų automobilį, bet pamatėm dar ir krioklį. Taip, esame beveik 600 metrų virš jūros lygio. Valiam, atrodo, koks dirbtinis. Vau, matai čia kokie griaučiai. Čia gal kokia meška gyvena. Atvažiavom, pažiūrėkit kaip gražu. Mindė jau gėlytės renka. Mūsų džipukas, autobusiukas viską atlaikė. Viešbutis. Aš čia jau antrą kartą. Buvau lygiai prieš metus. Ne lygiai, prieš 11 mėnesių. Liepa, man atrodo, buvo tada. Ar birželio galas. Žiūrėkit, koks vaizdas. Sauna. Žiūrėk, žuvių šakinėje. Davai, let's go! Gal nori nušokti nuo to? Ne? Šoks aš. Slay Queen. O žiūrėk, aš save matau. Kiek jie pūrė nuo manį? Kaip? Kaip mokytai? Aš. Kokia čia kamera, faina man jinai. Vygai dės šitaip, čia vyros kamera. Jis viskai tiek. Jam klausimų nekilė. Sveiki, salos gyventojai. O, žiūrėk, nunešė Jau iš... buvau iškart čiupą. O? Oh yeah. O, taip. Reikia dabar tas nuotraukas pasidaryti.
Gal galit biškai papasakoti apie sistemėlę savo, kaip čia susirišę, kaip čia? Sistemėlė paprasta, rankena yra tokia įsivaizduojama. Per Bluetooth'ą. Jo, Wi-Fi, Bluetooth'as, bet Jūrinė. kadangi nuo 4 ryto mes čia esam, pasišėrėm iš anksto, žinai, suplaukė čia visas laimikis. Tai iš tikrųjų sekasi neblogai. Nu, kibimo laukiam apie 10. O Gruzijai galima linkėti sėkmės žvejyboje, ar ne? Po to, manau, vis tiek nepasiseks. Laukiam, taip Svarbiausia yra geras masalas. Jo, visi klausė sėkmės paslapties, tai sėkmės paslaptis iš esmės yra labai paprasta. Kaip merginų komandai sekas? Einam su merginų komanda, biškai pažvejosim. Aš va čia va galvoju prie šitos dėžės, jo. Vyksta varžybos. Vienas bando pagauti žuvį su meškere, kitas bando pagauti žuvį su ranka. Nežinau, statymų nesiūlau atlikti. O gal aš su meškere gaudyti šitoj dėžėje? Greičiausiai žuvis buvo vegetarės, todėl vietoj mėsos bandom pakeisti masalą į batoną. My fisher! Oi! Mano fisheris! Mano fisheris! Ne, palik. Palauk, nelbai kadrą. Su saviški. Pamatuojam, davai. Reik pažiūrėti, ar negali. Mano didėjas. Pasilyga didesnis. O galima dar batoną gauti? Oh, yeah! Blemba, didelė šita, ne? Ką, dikštė? Nesibučiuok. Paskui princesė taps. Tu aplipai žvinais. Mūsų žuvis atkeliavo. Nu geras. Žiūrėk, taip dabar. Kaip mums čia valgyti viską? Tai niekur neskuba. Labas rytas, atvykome į šitą sodybėlę vėl. Tarp kalnų, šiandieną giedras dangus, tai eisim pusryčiauti, gyvenome ten biščiuką toliau, viešbutyje. Dabar grįžome čia, kad jau nežvejosim ir neblūdysim, ar lauks, žodžiu, žirgai ir josim į kalną. Šiandieną bus tokia po kalnus ekspedicija, tai pažiūrėsim, kaip mums seksis ir ką pamatysim. Medučio, mistelis dadam, bulkelės, ten jau kuria laužiuką, valgysim pusrytuką. Mano juodas. Va, žiūrėk, tau yra su rūžavo balnu. Esam jau po pusryčių, ruošiam mums žirgelius ir pradėsime savo turą šiandienas. Laukia įdomi diena, įdomi patirtis, nemaža dalis nėra net jojus ant arklio, bus įdomu. Nu kaip, Doviliukai, patirtis, pakomentuok, turim laiko. Kol kas smagu. Tik tai aš jau galvoju, kaip reikės nusileisti. Užkaito motoras. Mikeilas ant žirgelio jau. Žiūrėkit, koks vaizdas virš galvos. Čia, pamaitinsiu dar arklį. Ką tu? Užkrančiavim, kūro užlėkim. Porinį varo. Deklaraciją pildom. Brrr. Tai čia yra pasieniečių namukas. Gyvena savo prižiūri, nes ten vat yra iškart siena, kur Rusas okupavęs kažkada buvo irgi Gruzija. Vau, į tą pusę kas per vaizdas. Eik tu savo, kas per vaizdas. Nėra labai šilta. Liukant, va. Pergalė! Ketvirta para kopimo. Padai kiauri. Kursim Norite būdos. Mes jau einam atgal dabar? Jo. O pala, pasipatkam. Tai po biškę leidžiame žemyn. Buvom iš viso pasiekę 2 km ir 100 metrų aukštį. Žiūrėjome krioklius, va įsiamžinom, nuotraukų pasidarėm. Beprotiškai gražus kraštovaizdis atsiveria. O dabar liko nusileist. Nepaslyst ir nusileist. Laukia žirgeliai palisėję, užkandę ir parneš mus į stovyklavietę atgal. Va, kiek užtrukom laiko? Spėkit. Nuo krioklio iki žemynį, Ne, ne? vat nuo čia pareit visą ratą. Nuo čia iki čia. Ok, kiek? Valanda? Valanda 10. Justo arklys laksto, be virvės, simovė, ieško Justo.
Nu ką, pervedėm žirgelius per upelį, bijo jie per tą tiltelį eiti, tai dėl to reikia tenai vesti, o ne joti ant jų. O dabar, čia reikės palipti. Šaunuolis. Dešiniau, draugas dešiniau. Ne, man nėra taip jauku, galiu pasakyti. Nu čia jau kristum, tai jau čiame. Dar ryte Daviliukas bijo lipti, dabar gazo. Aš savarankiška. Davilė jau nebenulipa, jau nori dar biškį. Kaip Norbertai? Labai gerai. Pusdienis? Ta prasme, pusdienis proga 1-2. Wow. Papasakok, Daviliuką, kaip tu sekės. Na, bijojau labai, jeigu yra mano bendraminčių. Visgi rekomenduoju tą baimę nugalėti ir pabandyti užlipti ant to arklio. Dabar laiminga? Šitą frazę aš tau priminsiu Kauno Mariose. Ne, čia užteks. Pabiški, žinai, po vieną baimę. Tai šiaip buvo labai smagu ir tikrai nebuvo taip jau baisu. Nu va, liuks. Tai manau, čia ne tik ekstremalams šitiem bepročiams. Dabar nusileidome biškį žemiau, kilometras 400 metrų. Atvažiavo transporto priemonės, su kuriomis važiuosime toliau. Va, Gretutė jau įsitaisė. O aš sėsiu į bagį. Toj bus onboardas. 12 000 rida. Kad aš sudyką. Monstrai atlėkė. Atėmė motociklus vaikai. Vėjukas tai nejuokingas. Keturračiai kiek baisiau procentų? 400 bent. Šiaip nešilta, 2,7 kilometro, tirpsta sniegas ir vanduo koks įbūkas, ežeriukas mini. Vienas labai didžiulis ir iš tikrųjų diesta labai stipriai. Varom iki pačios, pasimsim megztinį ir grįšim. Eik tu savo. Už jų ten jau. Vai. Šas. Nu vau, antra diena, vau, neįsivaizduoju, kaip reiks nustebint paskui, žinai. Kai ateityje keliausim, kaip reik dar nustebint mumis. Mes turim mes turim įdėgi namuose. Aš nesimatau, ką tu filmuoji. Su kažkaip laikrotuką. Check engine. Raudona džino lempa, net tepalo pritrūko variklėje. Bet kažką engine rašė. Dėl to, kad taip stovėjo, nu tai... Ai, tiesiog subėga viskas, ane? O Dieve, žiūrėk, kaip čia stačiai atrodo.
stabdžių dingo pedalas. Tuščias. Dingo stabdžių pedalas. Nežinau, gal perkaito, bet šiaip nebėga skyšiai. Aš galvoju, kad galėjau užkaisti. Aš kartą every car hide story. Baržomi aušinamas kanam, bagis. Jo, kanam. Nu, čia technika toks dalykas, laužoma jinai. Tai tikrai labai aukštai kilom ir stačiai, labai daug gazą naudojame, tai natūralu, kad technika dėvisi, kaista. Aš šiaip stebėjausi, kaip jisai gerai laikosi, pagal kokias apkrovas mes jam darėm ir nesitikėjau, kad taip gerai bus. Nu, bet tos mano mintis panašu, kad ir įsipildė, tik negalvojau, kad stabdžiai taip padarys. Nu, bet čia toks standartinis, reikėtų labiau Dakarui ruošto. Motociklas atvėso, davėm savininkui pačiam vairuot, bus ramiau, negu kad man dings stabdžiai ir kur nors atsitrinks. Judame toliau žemyn ir vandens temperatūra gera, stabdžiai atsirado, žodžiu, pastovėjom pusvalanduką, viskas grįžo į normalią padėtį. Va, kokios supinės. Girdėjau, kokių paprastų dalykų užtenka, tiesiog supinių ir tokiam vaizde. Nereikia pirkti kažkokių mokamų dalykų, žinai. Skardžio ir uždėsim ant storio dainą Dumb ways to die. Gerai, aš So many dumb ways to die. Nenukrit! Aš pajutau, kai jis tiek daug žingsnių deda, galvoju, taigi baigsis kelias toj. Dumb ways to die. So many. Tik sustot svarbu, nepamiršk. Tai čia Justas bus geriausia Nike reklamą padaręs, nes aš jau norėčiau tokių batų, bet visą laiką švarus. Pažiūrėk, mano juodi batai nešvarūs. Ne, jūs tiesiog nemokat naudoti. Kaip fainai atvarėm pasportuoti čia, tuo tarpu nori be su cigaru sėti. Davai, kaip žukai dar. Vienas, du, op. Treneriukas sėdės. Davai, čia man, blėt, neduos. Darys pristraukimus iš automobilio, kuris padarys mažiau, turės nupirkti kitam automobilį. Bet kažkokį automobilį. Patvirtinimas. 1, 2. 2000 years later. Mindė toj laimės mašiną. 13. 13. Varai, žiūrėk, kaip lengvai daro. Gerai, 14, nu, važiuojam. 14. Mindė laimėjo mašiną. Ne, tai gal nori mano nupirkti mašiną? Turi padaryti, kiek būtum padaręs. 14, 15, 16. Turim vieną, kad gražus skaičius būtų. Kredutės skaičių padariau. Sveikinu, Mindaugai. Tai jūsų naujasis automobilis. Laimai Mindaugui. Atėjom į suvenyrų parduotuvę. Justas yra piriukupas ir aš piriukupas, sakėm, kadangi perkam 2 prekes, turim nudėrėti kainą. Šitą žodžią tik... Discount? Can you make the discount? Because we buy 2 pieces. Man atrodo, jis tau toj pripliusos duho mokestį ir tada padarys. Grinai, duho pavalas. Draugeliu, tai pasuks, sakys, atvažiuok, čia 2 lietuviai nori per ausį gal. Okay, so... Little bit discount? No? For 5-0. 5 good? Okay. Kiek čia 5 tuos šūdus? Litą nusidarėjo. Virš euro. Nu, piriukupai pasidarė, pasišiaušę, bet žodžiu, po dulkių, po ilgos dienos. Ne, čia žiūrėjau, Ilgos kelionės. kainą iš tiesų. Nupirkome šitos lauktuvės Mikeilui. Mūsų gidui. Ką nupirkom dovanų? Mikeilai? Čia yra nuo manęs tau. Mane? Jo. Kodėl? Kad tu mūsų gidas. Taip. Oho. Ačiū labai. Ir Justas irgi tau turi. Kadangi tu esi mūsų tikras draugas, mūsų karvedys per šitą mūsų kelionę, tai tu turi mus apginti. Mes įdovanom ginklą, kad mūsų Draugystę gintų. saugesni ir gintų mūsų draugystę. Ačiū labai. Ačiū tau. Ačiū tau. Turim naują vairuotoją. Justas Grig, ar Grig Justas.
Spauskit follow, jis nieko neprima. Prašom, visi sveikite savo diržus. Lėktuvas toj kyla. Stumokliai ir žiedai, prapisom karterį, išbėgo tepalai. Justas susirado darbą jau Čardžą, dirbs šitų gidu. Tai jei norėsite kelionės Sakartvelę, tai prašom. Kol kas Jūsų naujas gidas. Kol kas niekas nemirė. Ir 50 metrų visi gyvi. Kitas gruzinas dirba pririštas, nevažiuoja. Čia yra geriausias analogas, kaip atrodo Svanis namas. Čia gyvena tas super žymus Alpinistas, tiesiog, kur visam pasaulyje labai žinomas, nieks po šiai dienai nepagerė niekaip visko, ką jisai nuveikė. Matau, 32 metais gimė, 69 jisai. Užkrito akmenų, kaip... Žodžiu, jisai čia gyvena visą laiką, po to šeimą išsikraustė ir čia yra pirmas muziejus pasauly, kurį įrengė sportininkui, ne poetui, ne rašytojui kažkokiam, o būtent sportininkui. Pastatas 10 amžiaus, jeigu negirdėt, jam girdėt, tai užteks jūs to žodžiu. Čia vat valgyt. Ne, tai taip, bet pagrindinis namas. Čia pro šitas angas gyvendavo gyvuliai, karvės, o žmonės miegojo virš jų. Nuo karvių kyla šiluma, tai žmonės šyla. Čia šitie jaučiu spigliai, kur ant batų, žiūrėkit, tokie batukai, tokie spigliukai, kad per ledą kopti į kalną. O čia turbūt, kai jis įtarnavo armijai. Nedomino visiškai pasiektos kitų žmonių viršūnės. Jis siekdavo visos viršūnės ir būtent niekieno niekada nepasiektus. Pirmą kartą. Jeigu kažkas būdavo ten užlipęs, jis nelipdavo. Jis pirmas į kalną, kur lipo, ten buvo pirmas. Taip. By mountains that other people avoided. I like to challenge and step over the boundaries. Balkonas. Nu, vis tiek vis dar negaliu patikėti, kaip gražu čia išeini, va, į balkoną. Ant kalnų sniegas. O, čia jo mėgamasis. Nemažai sovietinių dalykų, bet reikia suprasti, kad buvo sovietiniai laikai. Tai tiesiog, jo, turbūt mūsų tėčiai ir seneliai patys irgi turėjo gyventi tose laikuose. Taip jau yra. Reikia, aišku. Ticijaus. Tai tą pusę. Dabar mes tikrai įlūšim. Nu ką, jūs tai atsispaudimų, tada galim persimesti. Like, share ir subscribe. Pakomentuokit, kaip jums šita kelionė atrodo. Noriu priminti, kad čia antra diena yra kelionės. Tai dieną baigėme čia, važiavome, susirinkome daiktus, einame į viešbutį, prausim ir būsim pabaigę antrą dieną. Lauksim nuotykių 3 dienos. Pradedam 3 dieną, kraunamės daiktus ir važiuosime šiandien toliau turistauti. Čia mikrofoną turi? Atvažiavom prie kažkokio labai seno vienuolyno. Pamatysime viduj, bet dabar merginom liepia užsidengti plaukus. Bet žiūrėkit, dar atrodo tokias senas kapis. Čia 1200 kažkelintų? Ne, 1100. 1100, ne? Čia šitas yra naujas. Žiūrėjom, kaip viskas išsilaikė. Šiaip stebėtina, kad gali užeiti ir būti tose patalpose. Nes turbūt daug kur šiaip gyvenime labai saugo tokius dalykus. Važiuosim toliau. Čia yra meilės bokštas. Šitą vietas turi tokią istoriją. Čia kaip Romeo ir Julieta buvo svaniški istorijas. Savo žmoną. Neatrodo, kad buvo labai aukšto ūgio. Nepraeikite, gerai? Čia pasit? Vaišinkite. Va, gretutė, po daugiau reikia gyventume tokio būštą. Aš įėjus pagalvojau, kad čia labai tikros meilės reiktų pačiai. Palikom Justą su Dovilė, meilės bokštą. Lai kalba meilės kalba dabar. Grįšime po 9 mėnesių. Pasimsim jos 3. UNESCO? UNESCO visa kaimas yra UNESCO. Pasaugomas paveldas, ne? Važiavome dar vieną spotuką. Iš
tikrųjų nuo tenai buvom, kai miestelė kažkur matęs turbūt tie ledynai. Tai čia bus apie 2 valandų toksai haikinimas. Eisime link ledyno, ten kažkiek pakilsime, žodžiu, iki sniego. Pasivaikščiojimas toks per akmenukus, per upelius. Kažką pabandysim pafilmuoti, o daugiau pafilmuosime viršuje. Mano balsas užkimęs, nes Norbertas liepia dainuoti jo dainas, kitaip kažkas bus. Mūsų šerpas Mindaugas dirba, vandenį neša, maistą neša, nuotraukas daro, video filmuoja. Va, vyrukas. 2557 metrai virš jūros lygio. Ir čia visur yra ledas. Labai nešvarus, bet ledas. Nu ką, dabar jau tikrai pasiektas tikslas šito haiko. 53 minutės, nu tai apie valandą jam. Nu, pabūsime dabar, ką pasidarysime. Ir po pikniko suksimės atgal. Visas žiūrės labai gražu. Piknikėlis vyksta. Jūs mes eis maudytis į ledyno vandenį. Sniego žmogus iš ledo ištirpo. Maždaug šalčiau buvo, kai Norbe miegojo su Dovile vienam kambarį. Nu va, pasimėgavom ledynų, judame atgal. Šitą pusę einant irgi vaizdai labai gražus, nes kalnus galima apžiūrėti. Čia gal netgi gražiau, taip atrodo, nes žalia spalva, balta ir mėlyna. Labai gražiai viskas žiūri. Nu ką, perėjau atgal. Nulipau nuo viršaus. Per 11 minučių pagrįžau, o man atrodo per kokią 40 nuėjo. Aišku, žemyn daug greičiau einas. Bet ir šiaip aš, kadangi kaimėtis esu, tai aš greit vaikštu labai. Tokį pasivaikščiojimo greičių nemoku eiti. Tai dabar nelaukiu draugų, palauksiu prie mašinos. Šie vaizdai vis dar labai gražus. Kosmosas kokio grožio yra Sakartvelas. Čia atrodo kaip Windows XP wallpaperis. Žiūrėkit, karvės. Nenuliekim nuo skardžio. Kakavai. Žiūrėk, man važiuoju be rankų. Įptels būtinai. Klasiokės čia pasizarodė. Gal čia tavo geresnis bus pijaukai? Šitą. Užsimerkia jūs taip laiky gatvę. Matai 5 valandas jūs tai kamščiai. Jo, man visi po darbo namo legia. Duokit dabar gerai. Pradedam naują rytą, plauksim raftingais. Taip ančiukai pasiruošę sušlapti. Visi ančiukai va renkasi, važiuosim plaukti. Vyga, kaip manai mes versimės? Tai jo, jeigu... Manau, kad Aš must. nesutinku versti. Aš manau, must apsiversti. Jo, faktas. Ką ir sugužysiu jūs tada, jeigu mes Jo, dabar kažkokį kaip pasą. Klausinėkit jūs. Mus. Ai, bėgam. Irkluot. Eik tu nakui! Varom, Irkluojam. nesustojam. Dirbam. El drifto! Fight. Like everybody. Давай, идеал. Gal iš vieno pataikysi. Dirbam. Lemai, taip lengvai irkluojam, mes čia atrodo, kad dirbam. Bet vandens skonis kaip smėgtas.
Pusantros valandos, 16,6 km. Veikta širdelė plaka 125 bikėmus. Taip, parplaukiam, lapiukai pančiukai, visi gyvi, netgi Dovilė gyva ir laiminga. Geras labai experiences, valandą laiko plaukėme, šiaip faina labai patirtis ir labai geras laikas ir nors va ten ir Dovilė bijojo, bet vėl nepasigailėjo, kad pabandė, kai pabandė su arkliu jėdinėt. Geras laikas, einam pavalgyti ir važiuosim toliau. Justas veža per škvalą mus atgal. Ir esi tokiam sąlygom vairavęs? Pirmą kartą. Sakartvelė tai tikrai. Tiek daug pirmų kartų per šias atostogas, kad wow. Atvažiavome nuo lokaciją, eisim daryti valgyti. Ir stovi korvetės sena. Kiek už korvetę pinigų? Man patinka korvetės išmetimas. Čia yra C4. Aš matau ant stalo nuklotą nealkoholinę čiačią ir vėl. Čia C3, ne C4? Korvetė C3. Kiek už tą Passatą pinigų paklausk? Meanwhile. Kaip paklaus, kiek laipsnių, Сколько градусов? Чуть-чуть маленький, 65. Дайте вас. Давай. За вас. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Подожди. Šiaip labai gražiai. Šaunolė. Norbė pasikūręs. Davai, Norbė užmesk ant galvikės. Čia kepimo popierius. Vai, dirbi. Šuniukus apėjo. Dovilės žavisi. Мирам себя клавиатуре. Jo. Да не надо, во! Все. Пицца. Toks darbas, žinai. Не pirmą dieną, žinok. Labai geras tas. Labas rytas, nu. Davai, berniukai, tik po vieną. Pradedam 4 dieną, arba 5, jau iš tikrųjų neprisimenu, bet man atrodo, kad 4. Žodžiu, sekmadienis, vykom į kanjoną, eisim pasižmonėt. Leidžiame žemyn į kanjoną, tariu nemažai. Kiekvieną dieną pradedam nuo kojų dienos. 20 km urvas. Ką tu šernas? Čia aš ne šernas. Gerai, atsiprašau. Ką jums reikia žinoti apie šitą vietą, tai kad čia teka vanduo. Našu į tokį didelę spurgytę. Oho. Labai blogai. Taip iškriesta dar pro tą. Mes jau vieną pirkinį turim. Pavydas tave griaužia. Kad tau jis nesueitų ir turėtų mano atiduoti. Yra dar vienas. Jau. Yes! Nesuein! Nereik davėlą. Nesuein. Gerai, kad man sueitų. Bilemba tikrai. Ne viskas, užmirštų. Įtrauk pilvą. Nu, žiūri gerai. Na gerai, jau tiek dėsam. Čia tokias kainas, kad pamiršom dėrybas daryti. Ne, kai dirža 7 eurai su BM ženklu, net nebežinai, kaip parodė kokią kemką čia. Ir taip atvažiuosim pirkti. Ir jūs man viską lietuviškai sakysit, aš dėriesi, sakė. Lyga, gali paklausti, kiek už visą turgų nori. Čia Max už tom galim duoti. 8-0. Yes. Ok. Taip.
Slyvos komplektacija. Jūs tai, prašau. Negalim dovanoti, Negalim, jam duoti centą. Duok jam pinigą dabar. Pasimk. Jie jau būsiu perpardavę. Bet čia tikras, tai nevyko. Tai kaip tu galvoji, kur aš tu gausiu netikrą. Tu nuderėjai, aš sumokėjau už gido pinigų ir man duos jūs tas centą. Aš tiesiog pliusą jau vaikštu. Pala, nori, bet tai čia išleidai tos spam larių? Ne, čia tramų. O čia iš tiesų man ar ne? Tai buvo paskutiniai mano spam larių. Iš tiesų man ar ne? Ar kaip mum jie atidarys? Kebuliniai darbai. Numeris nusidarė. Man skambina čia. Man skambina klausytis. Alio. Garsiau. Alio. Čia parduotuvė, tu ateisim. Tu vėsu. Tu ateinam. Pagaliau laisvų rankų įrangą turėsi. Atvažiavom apžiūrėti automobilio. Justas nori įsigyti čia automobilį, su kurio galėtų padaryti burnout ar padriftinti. Matau, kad nėra rankenėlės, matau, kad dažyta visa. Čia kapotas nuo sedano uždėtas, man atrodo, už $3,700 va toks. Štuką pasiūlysim. O čia taip turi būti. Jo, čia tais metais taip eidavo to vietą. Žiūrėjau, 330 pagal vieną iš Amerikos. 20 metais 120 000 rida. Ką turim? Waterflood. Skendės? Jo. Skendės degės. Žiūrėjau, čia kėblo numeris, tikrai kaltas. Jo. $200 only. No. I was thinking about 2,500 max. For one burnout. Darysim burnoutą vis dėlto su mersiuku. Nu, tipo, nupirktų iš 3 eurų Jis kokį. gazuojas, kaip moca. A, žiūrėk kaip apsiūtas. Pats apsisiuvo. Irgi. Ai, sėdynė čia tas pats siuva, jaučiu, kur... Jo, kur vairas siūna. Jo. Čia lubos kažkokios alkantaros, žekilimas tiesiog lubos. Čia iš vis nėra, net nėra ką parduoti. Realiai šito automobilio vertė yra maždaug tiek, kiek sveria pagal metalo kainą, pažiūrėti. Motoras. Apsauga pasirūpinta. 97 metų 318. 99 metais fiksuota rida 26 Labai mažai 000. bėgu, ši nauja mašina praktiškai. Iš tikrųjų, Tai mums labai pasisekė, galima žalų supirkt. nerasta, viskas įmam. Žalų nėra, bet motoras tai ne 3 litrų. Ne, čia MP2 variklis, 1 vanusą ir kolektorius ne tas. Čia 2.8 geriausiu atveju. Jo, MP4, 2 vanusai yra. Taigi čia iščiūpas. $6 Už dyką neimčiau. Kur alų padėjai? M4. Motoro kaina 5 štukas daugiau net. Pasvajojom ir praėjom. Bandė driftint, tai matai kaip gavas. Mirusius padangas, tai čia nėra ką. Nėra ką vėl. Reikia virint, nes nemeta visiškai, nes 18 kartų perspirė per sankabą. No, you cannot drift with it. We need it for drift. Čia 2.3. Čia 2.305 kW. Dega generas, dega prasidėjimas, kas jau yra gerai. O mašina apsaugota, kaip matau, ant manęs yra. Porto salon, nešildamas. Yeah, we will fix this. Aš galiu užvirinti, man tą galdodą garažą. Valiama, bet tas mašinas visas lavoninės tokios. Einam. Visi. Lytė, 3 litrų. How much? Nesidžiaugiu. 400 štukų rida, bet 3 Tai litrų. yra čia bet buvęs 1.6. Ką daryti, vyga? Tai 4 daug.
Ne, 4 Freudo. Bet jau čia žiūrėk, jau čia kažkas. Čia ta tema visiškai. Čia galima. Randam visus kasekus. Sakau, 3 štukos ir imų nežiūrėjęs, tiesiog dabar. Ir jisai nesutiko. Jisai nesutiko. Kuris blogai? Ir trauks reiškia blogai. Toks sparnuotas. Na čia, Gadmovas. jaučiu jinai, kai įsijungia, kas daros. Tai jis dabar pagazavo, aš pajutau, kad tokia plastikė pradėjo lėgo, oi, komas koks padarytas. Tas dėl 500 nuleido. Jis dar padarėtų. Čia ratas koksai galinis. Pradedam savo 5-ąją dieną, atsidarėm banko sąskaitą, nusipirko Justas iPhone'ą, žinau atminties kortelę, tikiuosi, kad jinai filmuos irgi gerai, nes rašo, kad kortelė per lieta, kurią nusipirkau. Tuo metu Mindaugas važinėjo su autobusu, nes nerado parkingo vietos, 12 ratų apsuko aplinkui žiedą ir už tai sustatė policija. Tai dabar aiškinas, kodėl čia važiavo, turėjo prasipūsti ir neturi vairuotojo pažymėjimo su savim, o čia taip negalima, tai dabar bando išspręsti situaciją. Čia vienuolyna, Bagratis vienuolynas vadinasi, tai yra iš 10 amžiaus. Kokia gera komplektacija, pažiūrėkit, Žigulys su kondicionierium. Matas va gale kondicionierius, nesu matęs, išjėgos kondičių. Ir gale svarstyklės yra dar. Atvažiavome prie karštų versmių. Čia, žodžiu, yra toks savotiškas džakuzis. Galima sakyti visą laiką toksai gamtos. Ir ten bėga karštas vanduo iš žemės. Nenoriu eiti arti žmonių filmuoti, nes svetimi žmonės maudos, bet trumpai jums tikrai papasakoju, ką čia radome. Atvykom į Archaeological Museum. I will be your guide. I will give you a tour of this museum, about the history of the excavations, how people got to know this place, how it all started, and what it led to, you will see in this museum. Let's start. Please welcome. Čia Norbė mažiukas, čia va didelis. The sculptural representation of two horsemen. It may have not been used for battle or agriculture, but it allows you to see these strange figurines from all sides. If you remember, in the first room there was a diadem with a cross. It was a collective burial, 5 people buried together. A few words about this report of the coins discovered. On the hand, all of them are decorated with a golden jewelry. You see on the whole second floor. O, vonė. Miškai prakiuro, bet vonė. It's a Greek inscription, an ancient Greek. It is those statues, lamps, items, gold and bronze. Čia labai išskirtinė kolona, nes su moteris dažniausiai būna visokios nesąmonės. And here is another contribution of Georgia into the wine culture, because we... Gerai, taip, važiuok, nes victory belongs to us, so goddess of victory. Originalas šalia. It's very shiny in the sun. And all of the horsetail, pair of ears of an animal. Still making wine like this, so We this are is making under the wine. ground, yeah. But this... So, see what is inside? Absolutely. Can you imagine this amount of wine you have at home? These are probably for squeezing, you know? No, this is for cleaning the walls. It goes there. We will clean this like the wine, right? They will keep like with the grapes. Kiek per derlių iš jūsų nuima tonų ten ir ko? How much do you get like the grapes, yeah, that you have here? Yes. How much per one,
Everything will be like fully. Okay, we will have 100 tons. 100 tons. 100 tons. Yes. Okay. Sako, reikėtų išgerti šiandien pusę to, kiek? Tai 10 tonų reikia šiandien mums išgerti. This is a press, Italian, everything is Italian. Tai atvažiuot galės. So, right here, there's... Tina audra. Jo, grinai grūžė. Oh my god, ir mes keturi. Baigėme degustaciją. Labai skanus iš tikrųjų vinai, labai įdomus. Labai įdomu klausytis, kaip pasakoja. Tai jeigu mėgstat vyno, tai tikrai rekomenduoju atvažiuoti, pabandyti. Tai va, tai šiandieną dieną užbaigsime su vynu ir važiuosime toliau. Prasideda 6 arba 7 diena, nežinau, bet žodžiu paliekam Salomon viešbutį. Geras viešbutis, šiaip skanus pusryčiai labai. Laukia Mikylį, mūsų gido ir važiuosim šiandien į Batumį. Turėsim visą dieną Batumyje ir rytoj jau pervežiamas bus į oro uostą. Tai pažiūrėsim, kas mūsų laukia šiandieną. Paskutinė dienelė džiugina. Į Batumio botanikos sodą ir čia dėl mikroklimato auga, sako, visi medžiai. Pažiūrėsim. Magnolijas labai mažukas tokius. 110 hektarų teritorija yra šito parko. On the right side you can see Japanese garden from the beginning. On different levels you have different microclimate. You feel it when you're going through the garden. This is Seaside Park. It's a place for barbecue, for camping. Here you can set up the tents and stay for a night. You can go to the beach. Nu ką, faktas grįžome prie ziplaino. Justas jau laimingas, dalis žmonių mačiau netokie laimingi. 20 keli euriukai turbūt nusileisti. Virš jūros nevažiuosim, kažkaip pabandysiu nepamest kameros ir nufilmuoti. Gal biškelį noriu susiot, bet jaučiu besileidžiant išspręsim tą problemą iš baimės. Ne, iš tikrųjų nėra baimės. Esu varęs per daug didesnį. Džordžią irgi buvau. Varom linktyn. Kas paskutinis tas lentas? Tas Norbė? Jūs tą pirmą paleido. Lietus lyja. Aš tave vejuosi. Nu, Justelį. Apa. Labai smagu buvo. Oi, koks vaizdas gražus ten. Yes. 100%. Kel koją! Aha. Ir tave? Nu ką, baigiam savo turą po šitą parką. Žodžiu, aišku, mums didžiausias turbūt experiences vis tiek buvo ziplainas, faina patirtis. Važiuojame dabar į miestą. Jo, važiuojame į miestą. Pavalgyt skanus. Nieko. Prasileisiu pliuchą vien. Lubą parkė. Ой, заказ. Леночка, хачапури вот и четверто. Хорошо, да. Kažkur matyta ta forma, ne?
Dabar gali būti avarija. Jos veidas sukištas. Dabar visai steniškai atrodo. Gali įdino. Dar laikaus. Nu va, pavalgiam. Kolektyvas pagamino savo hačipurį. Valgiam. Vietą nusivalom čia miltai. Jo, aš biškai filmuodama išsivarčiau. Buvai nugriuvusi pečių. Va, išėjo Mindaugo pilvas ir iš paskos Mindaugas. Po vandeniu galbūt. Greitas kambario turas. Tamsu. Šviesos neįjungsiu, bet nes nežinau, kur čia va, aš pasimečiau plavkas. O tai va. Gyvenam susigrūdę vienam bute. Va. Ne, čia teatras. Vasarinė teras. Pagaliau. Pamato jūrį šarti. Tas yra Trump Tower vadinasi. Kada Saakašvili buvo prezidentas, buvo draugų su Trumpas. Tai Trumpas nebuvo tada prezidentas, buvo, Verslininkas buvo. Verslininkas. Ir buvo čia ir pastato va tas... Dangoraižis, Jo. Ir vadinasi Trump Tower. Apžvalgos, o ne toks bokštas? Ateikit su manimi ir pasižiūrėkime, ką nusipirko Norvės. Užaugo plaukai, kol jie į tokį kelią. Reikia pasiteišinti, ar jis juda ar ne. Dar pasidarėm nuotraukėlės. Dabar esame laikraštyje Welcome to Batumi. Mes jau laive, Justas susiderino manęs motociklą, kad plauk šalia. Išėjome į naktinį miestą, einame pavakarieniauti ir eisim prasieiti, jeigu mum orai leis, kol kas atrodo gal ir leis, po Batumį, po senamiestį pasivaikščiot. Paskutinė diena prasidėjo, miegojom po 4 valandas, ir judame į oro uostą. Judame prie jūros. Viskas, jau esam oro uoste, praėjom patikrą. Va, Norbertas laimingas juda namo. Labai patiko kelionė. Dovilė su Justu nepraėjo patikros. Dovilė su Justu laukiam. Ar patiko vaikai? Patiko labai. Vaikai patiko. Be proto patiko. Važiuočiau 2 kartą ir 3 ir 4 ir kraustyčiau. Ir važiuosim, ir kraustysimės, ir gyvensim čia. Eis, parašykite komentaruose, kur mums toliau važiuoti. Nubalsuokit, kur visai kompanijai važiuoti toliau. Iš tikrųjų, tai baigiame kelionę. Šitą skrendame namo. Ačiū, kad žiūrėjot.
ir rekomenduoju kiekvienam aplankyti Sakartvelą. Iki.